Finansininkai yra atsakingi už verslo įmonių, valstybinių ir nevyriausybinių įstaigų finansinės veiklos valdymą. Jie vertina finansinius įmonės ūkinės veiklos rezultatus ir perspektyvas, vykdo buhalterinę pajamų ir išlaidų apskaitą, planuoja biudžetą, apskaičiuoja mokesčius, tvarko finansinius įstaigų dokumentus, atlieka vidinę finansų kontrolę, garantuojančią buhalterinių įrašų tikslumą, rengia finansinės ataskaitas. Gali užimti buhalterio, finansininko, finansų vadybininko, vidaus auditoriaus, finansų inspektoriaus, finansų analitiko, finansų padalinio vadovo pareigas. Gali dirbti samdomą darbą, taip pat kurti savo verslą, teikti finansinės paslaugas kitoms įmonėms. Esu Justas, labiausiai patinka matematikos, ekonomikos, istorijos, geografijos pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu tenisą ir mokausi japonų kalbos. Noriu tapti finansų analitiku ir dirbti Wall Street'e. Aš Ieva, patinka mokytis biologijos, chemijos ir fizikos. Lankau teatrą ir dirbu gyvūnų globos organizacijoje. Norėčiau būti veterinarijos gydytoja ir padirbėti egzotiškose kraštuose. Esu Polas. Man įdomiausios istorijos, politologijos, lietuvių ir anglų kalbos pamokos. Laisvalaikiu mėgstu kurti filmus apie jaunimą. Norėčiau būti politikas ir pakeisti stereotipą, kad politikai rūpinasi tik savimi. Finansininkė Virginija Minkevičienė, pareigos vyriausioji buhalterė, darbo stažas 23 metai, baigė Vilniaus kooperacijos kolegiją. Finansininko pareigos yra vesti įmonės buhalterinę apskaitą, finansinę apskaitą, atvaizduoti įmonės finansinę ūkinę veiklą apskaitoje. Buhalterijoje yra toks dalykas – debetas, kreditas. Turi viskas gražiai sutapti. Kiekvienas centas turi atrasti savo vietą. Vieniems žmonėms atrodo labai baisu ieškoti to cento porą valandų, o mane tai veža. Man yra smagu ir yra didžiulis džiaugsmas jį atrasti. Čia mano darbo vieta, nuo kabinetas, kompiuteris ir visos darbo priemonės. Šių dienų finansininko darbas yra tik tai kompiuteris. Naudojam buhalterinės programas, yra jose sudėta visa, kas reikalinga ir formuojam įvairias ataskaitas reikalingas pagal mūsų ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Slaptas ginklas, kai nesimato ant mažos, turiu va štai tokią, net veikiančią. Puiku, į egzaminą tokia atsineš matematikas. Galima pradėti nuo apskaitininko, tiesiog pasimatuoti tai, ar tau tinka ar ne. Dažniausiai būna kažkokios vienos operacijos atlikimas. Tai yra paprasto buhalterio, paprasto apskaitininko. Finansininkai, vyr buhalteriai jau sistemina informaciją. Ta visą susistemintą informaciją pateikia įmonės vadovams, savininkams, akcininkams, formuoja balansus, kuriuos pateikia mokesčių inspekcija, sodras, bankam paskolom. Visokios daugybė informacijos yra. Be abejo, turi ir žinoti visą tai ir mokesčių ten sistema visa. Tokį, kaip man sureguliuota tiesiog viskas, kaip tik. Dėl pakojus. Manau, kad Justas galėtų būti finansų analitikas, nes jis to labai tikrai nori. Jis toje kėdėje jautėsi labai puikiai ir jam, manau, ir patiko ir pavyko. Wall Street'e norėčiau jau dirbti, kai tikrai sugebėsiu ten dirbti. Siekt pradėčiau to nuo mažos įmonės turbūt. O vėliau kopčiau, kapanočiaus, kažkaip kilčiau karjeros laiptais. Jeigu jau yra didelė įmonė, tai ir yra ne vienas finansininkas. Ir jau tada būna, kad jie specializuojasi. Tarkim, veda 3 buhalteriai, finansininkai skaičiuoja vien tik atlyginimą. Kiti vien tik tai apskaičiuoja pirkimus arba pardavimus. Treti dirba tik tai su importu, eksportu, su muitinė. Mažesnėse, vidutinėse įmonėse, tai dažniausiai tai būna vienas finansininkas, tu turi viską žinoti, kaip ir atlyginimus paskaičiuoti, pavedimus pasidaryti, balansą sudaryti, deklaracijas pateikti mokesčiams, tai yra viskas viename asmenyje. Mane labiau džiugina tokio vidutinio dydžio įmonė, nes aš savo praktikoje esu dirbus ir mažoji įmoniai, ir dideliai. Namuose niekada nenorėčiau dirbti. Aš esu bendraujantis žmogus ir tai yra smagiau. Sėdėm už vieno suolo, mes klasiokės skaitomės. Pas mus toksai yra linksmas posakis. Reikalinga matematika, be abejo. Gal loginis mąstymas kažkiek reikalingas. Studijuojant mokaisi visko. O kartais, kai dirbi, atsiranda tavo veiklos sritis, kurioj tu labiau specializuojas ir, tarkim, toje vietoje labiau gilini žinias. Nuo tavo vieno darbo priklauso visa įmonė. Kiek jinai sutaupys, kiek jinai uždirbs. Nuo to priklauso, kiek jinai ilgai laikysis. Labai didelė atsakomybė krenta.
Jeigu finansininkas yra pareigingas ir puikiai išmanantis savo darbą, tiek įstatymus, jisai tikrai nepames jokių nei pinigų, nei kažkokių tai tenais mokesčių. Manau, su geru finansininku galima tikrai toli nueiti ir juo galima tikrai pasitikėti. Geri finansininkai, jie yra paklausūs, ateina pasiūlymai patys dėl darbo, o dabartiniu metu, kai verslumas yra skatinamas, ir jo labiau, kad pagal mūsų Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi turėti ir finansininką, susirasti darbą baigus, manau, nėra sudėtinga. Kas jūsų nuomonė yra tas geras finansininkas, kaip minėjot? Geras finansininkas kaip yra toksai mažas anekdotas. Direktorius klausia buhalterio, kiek yra 2x2? Buhalteris sako, kiek reikia. O iš tikrųjų turi žinoti, atėjo direktorius ir tu esi ir psichologas, ir juristas, ir teisininkas, kas tik tai nori. Turi būti visapusiškas. Pardavimas, pirkimas gali būti. Pirkimas. Dvaras parduotas. Tarminkime kaimą. Sutarties tipas. Tai yra įdomus darbas. Tai yra nuolat kažkas vyksta naujo. Tie patys mūsų įstatymai. Jie keičiasi, jie tau neleidžia užmigti. Turi domėtis, turi skaityti literatūrą, lankyti kursus. Tai yra gerai. Tai judėjimas į priekį. Kviečiu Virginiją dirbti į savo įmonę, nes tikrai jinai atrodo patikima. Vis dar noriu tapti finansų analitiku. Labai įdomus darbas. Manau, Virginijos darbe yra įdomiausia tas pinigų valdymas. Tie pasiskirstimai ir kai tu žinai, kad, tarkim, tu pernešiai iš vienos sąskaitos į kitą kokį ten 100 000, tai, manau, rankose pajauti šiokią tokią galę ir tai užveda iš tikrųjų, manau, šitame darbe. Ir manau, kad ši profesija yra perspektyvi. Pinigus visada reikia susiskaičiuoti. Jeigu tu esi motyvuotas, manau, tikrai darbą susirasi lengvai.